šviesa šviečia tamsoje ir tamsa jūs neužgožia. Brangus mūsų kanalo draugai, palaimintų naujųjų metų. Šiais metais bus visko kaip ir praėjusiais. Bus gražių akimirkų ir bus sunkiau. Toks yra gyvenimas, jis nenuspėjamas. Tačiau viena yra tikra, jei gyvensime su Viešpačiu, net ir sunkus dalykai bus apšviesti jo šviesos. Joks blogis, kad ir koks jis būtų, nėra pajėgus nugalėti Dievo galios. Į didesnį už nelaimės, ligas ir net už mirtį. Su Viešpačiu mes visada esame nugalėtojai, kaip sako apaštalas Paulius. Vienintelį palinkėjimą noriu savo ir jums pasakyti: gyvenkime jo šviesoje. Gyvenkime atvirai kaip dieną, o ne kaip vagis naktį. Nesikomplikuokime gyvenimo. Nesivelkime į apkalbas ir murmėjimą. Stenkime gyventi tiesoje. Naudokime dažniau Dievo duotą žodžio dovaną. Aiškinkime, kalbėkime, paaiškinkime, diskutuokime, bet visada tam, kad nugalėtų Dievo šviesa, gėris ir meilė. Išeikime iš melo ir dvigubo gyvenimo. Vienas veidas šeimoje, kitas darbe. Būkime tikri. Būti tikrų tai yra gražu. Gal pradžioje tai skaudės, nes teks nutraukti tai, kas netikra, kai kuriuos melagingus santykius, skaldančias mintis, sprendimus, netitinkančius tavo pašaukimo. Ir neleiskime savo priprasti prie nakties, kurie dažnai miegame arba esame apsvaiginti nuovargio ir vidutinybės. Norėkime gražių, tikrų, teisingų ir šventų dalykų. Jų ieškokime, jų siekime. Nepavarkime svajoti apie tai, kas kilnu, kas turi Kristaus ir jo Evangelijos skonį. Viskas įmanoma tam, kuris ieško Kristaus ir jo karalystės. Gyvenkime pilnai, prasmingai, nešvaistykime dienos, kurioje gyvename. Gyvenimas per daug brangus, kad jį iššvaistytume ar sugadintume vidutinybę. Laimingų naujųjų metų. Pakilkime nuo savo patogių vidutinybės krėslų ir imkime darbo Jėzaus karalystėje, kuri jau yra ir kuri ateina.